Sveiki, gyvi Top Sport pirmos lygos gerbėjai. Mes Kretingoje, kur netrukus startuos 22 turo rungtynės. Čia dabar Bobrungo komanda išeina į ataką kairiuoju kraštu. Perdavimas į vartų aikštelę. Ten vėl įtrauktas į akistatos. Visada yra tokios su papildomu. Dar vienas gražus epizodas su... Bet faktas tas, kad ir gynyboje nebuvo labai gerai atidirbta. Bobrungo kontra išpuolis 1-0. 15 rungtynių minutė ir štai toks džiaugsmo šokis. Renanas Camargo dabar džiaugiasi pirmuoju dvikovos įvarčiu. Nuo ko viskas prasidėjo, atsiminkime, kampinis antro įvarčio. Perdavimas į aikštelę, ten užtikrintas Galovas. Pirmasis prie kamulio, Plungės Bobrungo komandos žaidėjas ir komandos gerbėjų prašymas išgirstas. Kamuolys vartų tinkle ir Bobrungo persvara yra 2-0. Tai yra 9 kartas per paskutinėsias. Jie labai greit aštrina ataką. Vėl labai gražiai ir gerai pereina į kairį kraštą Bobrungas, šansas ir rezultatas tampa jau 3-0. Triuškinti pradeda savo priešininkus Plungės komanda. Antrąjį savo įvartį muša Renanas Camargo. 33 minutė. Minė Bobrungas 0-3. Serijoje pažiūrėkime, ko baigsis standartinė situacija. Ir tada čia jį baigėsi smūgiu į vartus, kurį atliko Deividas Šiušana, ką jį labai sėkmingai darė ir pirmajame kėlinyje. Čia pavojingas epizodas ir 11 metrų baudinys. Vėl atrodytų daug perdavimo aikštės vidury, tuomet iš kažkur vienas perdavimas į priekį. Klaidas tenka labai brangiai sumokėti. Čia smūgis į vartus, atspėjęs Belovas, į kurį kampą užskries kamuolys, bet tai netrukdo ketvirtą įvartį, 50 kamuolį. Gal grįžtų prie tos minties, kad Minija šiandien garbės įvarčio tikrai yra nusipelniusi. Čia uždirbtas kampinės būtų netoks įtikinamas Bobrungo naudai, tai šiame epizode būtų sužaista truputėlį kitaip. Čia smūgis iš toli labai neblogas. Tai turbūt buvo pati pavojingiausia. Čia šansas Bobrungui. Kamuolys baudos aikštelėje. Smūgis į vartus ir Aurelijus Barusas. Smūgiuoja. Viskas. Galutinis šių rungtynių arbitro Kevino Drungilo švilpukas fiksuoja Plungės Bobrungo 10-ąją pergalę iš eilės.